Labadiena, tęsiame ciklą spaudos konferencijų, kurių metu pristatome Lietuvos tarnybų, institucijų, politinės komandos rezultatus, atsakant į Lukašenkos režimo vykdomą hibridinę ataką. Šiandien informaciją pateiks Policijos departamento generalinis komisaras Arūnas Paulauskas ir Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus. Tai pirmiausia prašyčiau generalinio komisaro žodžio, vėliau pono Bartkaus ir tada kolegos klausimai. Labadiena, tai Lietuvos policija kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Muitinės kriminalinė policija, karo policija bei Lietuvos kariuomenė tęsia proaktyvius veiksmus dirbant Lietuvos pasienyje, pietrytinėje dalyje, vykdant prevencinės priemonės, būtent siekiant nustatyti balionų skridimo, nusileidimo vietas bei asmenys, kurie vyksta tos balionus pasiimti. Tai per praeitą savaitę pareigūnai patikrino virš 3700 transporto priemonių, virš beveik 5000 asmenų, nustatė 44 įvairaus pobūdžio pažeidimus. Taip pat buvo aptiktas 21 meteorologinis balionas su daugiau negu 42 tūkstančiais cigarečių. Taip pat svarbu paminėti, kad per savaitę buvo būtent tiesiogiai susijęs su balionų bylomis sulaikyti 4 asmenys, kurie ar vyko pasiimti, ar jau buvo pasiėmę cigaretės. Ir visi asmenys šiuo metu yra suimti, jų atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Gal labiau apibendrinta informacija, kalbant apie rezultatus nuo pat tų intensyvių prevencinių priemonių pradžios, nuo lapkričio 24. Tai iš viso buvo patikrinta virš 8600 transporto priemonių, virš 11 tūkstančių asmenų, nustatyta virš 110 įvairiaus pobūdžio pažeidimų, rasta perimta daugiau negu 42 balionai su daugiau negu 86 tūkstančiais cigarečių ir būtent tiesiogiai susijusių asmenų susijusių su kontrabanda buvo sulaikyti ir suimti 8 asmenys. Turbūt vieni iš paskutinių rezultatų, tai būtent šiandien ryte, netgi kitoj Lietuvos daly, Tauragės apskrityje, buvo sulaikytas asmuo, kuris gabeno 10 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, būtent su baltarusiškomis banderolėmis. Tai vienas iš tokių paskutinių sulaikymų. Šiuo metu atliekami intensyvūs ikiteisminio tyrimo veiksmai šio asmens atžvilgiu. Na ir turbūt negaliu nepaminėti, tai yra jau Seimo priimti baudžiamojo kodekso pakeitimai. Laukiame prezidento parašo po įstatymu ir tikrai tikime, kad sugriežtinta baudžiamojo atsakomybė už kontrabandą būtent vykdoma pavojingų būdų, kas ir apima turbūt, tai balionais vykdoma kontrabanda, užtraukia baudžiamą atsakomybę iki 8 metų be jokių kitų opcijų, tai yra be baudos, be galėjimo išvengti baudžiamosios atsakomybės arba lygtinai atlikti. Tai tikrai tikime, kad sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė, iš esmės tai yra žinutė tiems asmenims, kurie vykdo kontrabandą būtent tokiu būdu. Ir aiškiai žinutė, kad tikrai nežiūrint netgi to kiekio, kuris bus nustatytas gabenant tokiu būdu, užtrauks labai griežtą baudžiamą atsakomybę ir asmenys neišvengs laisvės atėmimo bausmės. Tai turbūt labai dabar svarbu, kad tie asmenys išgirstų ir sužinotų apie tai, kad ta sugriežtinta atsakomybė ir turbūt tai vienas iš akstinų tam, kad jie nutrauktų savo vykdomus veiksmus. Bus tiek. Komisarai, ir dabar prašysime Lietuvos oro uosto generalinio direktoriaus Simono pristatyti naujienas iš aviacijos pasaulio. Tai labadiena. Šią savaitę Vilniaus oro uosto darbas sutrikdytas dėl hibridinės atakos nebuvo, tačiau tęsiasi darbas su mūsų partneriais, su aviakompanijomis, tiek mokantis buvusių įvykių pamokas, tiek prisitaikant prie naujos situacijos. Šiandien vienas iš kelionių organizatorių, vykdantis užsakomosius skrydžius į poilsinius kurortus,
ir jų skrydžius vykdanti aviakompanija SkyUp jau viešai paskelbė, jog nuo gruodžio 17 dienos iki kovo mėnesio pabaigos planuoja savo planuotus skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Hurgado ir Šarm el Šeicho kurortus perkelti vykdymui į Kauno oro uostą. Mes skaičiuojam, kad per šitą 3,5 mėnesio laikotarpį yra suplanuota 90 tokių skrydžių. Tai žiūrint taip statistiškai vidutiniškai, tai po vieną skrydį per dieną, kuris persikels į Kauno oro uostą. Iš esmės žiūrim į šitą kelionių organizatoriaus apsisprendimą pozityviai, realiai ir mūsų keleiviai dabar turės pasirinkimą, tarkim, į Egipto kurortus keliauti iš visų 3 oro uostų - iš Vilniaus, Kauno ir iš Palangos. Ne viena kita aviakompanija šiai dienai neplanuoja nei kelti skrydžių į Kauno oro uostą, nei kažkaip keisti skrydžių tvarkaraščių. Nuolat kalbame su visomis aviakompanijomis ir visos jos indikuoja, kad toliau nori tęsti skrydžius į Vilniaus oro uostą, tie skrydžiai, kurie yra suplanuoti. Maža to, kaip tik šiomis dienomis kelios aviakompanijos startuoja su naujais skrydžiais, žinoma, jie buvo suplanuoti dar gerokai anksčiau, bet šitie ženklai rodo, kad, iš esmės aviakompanijos toliau tiki Lietuvos oro uostais, toliau tiki rinką ir tęsia savo plėtros planus, kurios buvo pradėję. Tai vakare pasitikom pirmą aviakompanijos iš Jungtinių Arabų Emiratų Fly Dubai skrydį iš Dubajaus į Vilnių ir atgal, kuris įvyko sklandžiai. Nuo šios dienos kita aviakompanija Wizz Air išplėtė savo bazę Vilniaus oro uoste, atsiųsdama papildomį orlaivį ir šiandien startuoja jų nauji skrydžiai į Taliną, Turku miestą Suomijoje ir Nicą Prancūzijoje. Artimiausiamis savaitėmis suplanuoti dar keli jų skrydžio atidarimai. Lygiai taip pat jie planuoja dažinti skrydžius kai kuriom kryptim, kaip pavyzdžiui į Kutaisį, Barceloną, Dortmundą ir kai kuriom kitom kryptim. Tai žiūrint bendrai, mes netgi matom, kad per pirmas 11 dienų gruodžio mėnesį keleivių srautai tiek Vilniaus oro uoste, tiek Lietuvos oro uostuose bendrai netgi yra išaugę lyginant su praėjusiais metais. Labai pozityvios žinios ir kolegos klausimai. Sveiki, Urtė Šlevaitė, LRT naujienų tarnyba. Mano klausimas yra toks, Kaunas ar šiam oro uostui reikės kažkaip papildomai ruoštis, nes tai vis tiek bus didesnis skrydžių skaičius ar bus atlaikomas tas srautas, nes vis tiek tikriausiai gal bus ir kiti skrydžiai nukreipiami karts nuo karto, tai kaip tai bus tvarkoma? Šiai dienai tie perkelti skrydžiai kažkokio ypatingai užkrovimo Kauno oro uostui vertinam, kad nepadidins, ypatingai kadangi jau turim susiderinę su bendrovė ir tvarkaraštį, jie vyksta kiti laiku negu dabar suplanuoti esami skrydžiai iš Kauno oro uosto. Lygiai taip pat esam tikrai labai dėkingi pirmiausia antžeminio aptarnavimo įmonėms, kurios veikia Kauno oro uoste, kad jos lankščiai reaguoja ir padidina resursus, kada reikia, ypatingai žmogiškuosius resursus, kad ypatingai pasitikti nukreiptus skrydžius, jeigu tokių toliau pasitaikytų į Kauno oro uostą. Tai šiai dienai bendrai nematom, kad Kauno oro uostas būtų nepajėgus kad būtų nepajėgus su esamais pajėgumais susitvarkyti. Juolab, kad kaip tik jau taip sutapo, kad kaip tik šį rudenį iš esmės užbaigėm ir Kauno oro uosto terminalo plėtrą, kuris yra ženkliai išplėstas ir jeigu keleiviams reiktų laukti skrydžių, tai būtų gerokai daugiau erdvės ir gerokai daugiau paslaugų. Dar vienas klausimas, bet JoinUpas taip, jis yra kol kas pirmas ir vienintelis ir sakėt, kad signalų nėra, bet tie patys Fly Dubai kaip ir pranešė, kad jeigu ką, tai skrydžiai bus nukreipiami į Rygą, Finieras vieną vakarinį savo skrydį atšaukė, ar tai tikrai neturi kažkokių pasiekmių, nuostolių ir kaip tai atsiliepia? Gal iš eilės, manau, kad kiekvienas turbūt atvejis yra savaip šitoje vietoje skirtingas. Aviakompanija Finnair teisingai jau jeigu neklystu, prieš porą savaičių paskelbė savo planą, kad vienu vakarinių skrydžių sumažina tarp Helsinkio ir Vilniaus, bet kaip žinia, jie vykdė 4 skrydžius per dieną, tai toliau vykdo 3, kas manom, kad ypatingai žiemos sezono yra daugiau negu pakankama šitam maršrutui. Kalbant apie Fly Dubai paminėtus planus, tai norėčiau galbūt šiek tiek patikslinti ir išplėsti jų atstovo atsakymo kontekstą, uždavus klausimą, kas nutiktų, jeigu vykdant skrydį būtų susidurta su oro erdvės apribojimais.
Čia nekalbama apie apskritai perplanavimą skrydžių į Rygą. Tiesiog paminėtas kaip vienas iš taškų, kur aviakompanija planuotų galimai nukreipti lėktuvą. Kodėl Ryga jiems yra geras taškas, kadangi jie vakar pradėjo skrydžius į Vilnių, šiandien pradeda skrydžius į Rygą ir planuoja tiek Vilniuje, tiek Rygoje turėti paruoštas įgulas budinčias, kurios keisis skrydžiams. Tai jų toksai planas, sakykime taip, B, jeigu oro erdvės ribojimai būtų Vilniaus oro uoste, nusileisti Rygoje, palaukti oro erdvės atsidarimo ir perskristi į Vilnių. Jeigu įgulos darbo laikas pasikeistų, Rygoje turi galimybę pakeisti į visą įgulą, kuri turėtų laisvo darbo laiką toliau tęsti darbą. Apie rinkliavos oro uostam nuolaidą. Ką tai reiškia, kam ta nuolaida būtų skirta, ar tai kažkaip atsilieptų keliautojams, kurie skris su Joinupu, SkyUpu? Taip, mes siūlome aviakompanijoms, visoms iš esmės aviakompanijoms tam tikras nuolaidas, kurios norėtų šio laikotarpiu kraustis į Kauno oro uostą. Tos nuolaidos iš esmės manom, kad yra skirtos padengti autobusų pervežimo kaštus tarp Kauno ir Vilniaus. Ir tas pats kelionių organizatorius Joinup ir paskelbė, kad organizuos visiems norintiems pervežimus nemokamai arba įskaičiuotus į kelionės kainą pervežimus tarp Vilniaus ir Kauno oro uosto tiem žmonėm, kurio to reikės. Bet tai iš vienos pusės reiškia Lietuvos oro uostam ir nuostolį? Na tai mes čia turbūt kalbam apie tam tikras negautas pajamas. Teisingai, tokių negautų pajamų šiek tiek bus, žinoma, ir tas Fineiro skrydis tam tikrą negautų pajamų dalį savyje turi, bet kol kas tai yra Lietuvos oro uosto kontekste labai neženklios sumos ir iš esmės naujų skrydžių atsiradimas ir keleivių srautų augimas tai realiai kompensuoja visas negautas pajamas iki šios dienos. Ar galėtumėte įvardinti, kokia ta suma nedidelė, kad ir? Dabar taip nenoriu sumeluoti tokį skaičių iš atminties, bet jeigu aš dabar taip neklystu, mes pavyzdžiui paskaičiavom, kad Fineiro tas sprendimas nevykdyti 4 kasdienio skrydžio per visą tą 3 mėnesių laikotarpį, nes jie iki vasario pabaigos tą sprendimą turi, tai kalba eina apie 70-80 tūkstančių eurų negautų pajamų. Klausimų daugiau neturime. Noriu padėkoti mūsų pašnekovams. Matome, kad tiek tarnybų veikla užtikrina stabilumą oro uostai ir toliau užtikrina mūsų skrydžius. Tai ačiū labai ir ramaus savaitgalio. Ačiū.